kartą nugirdau besikalbant vaikus, turbūt dar iki mokyklinio amžiaus. Ir vienas iš jų sako, kalbėjusi apie kalėdų dovanas, ką jie norėtų gauti, ko jie prašė kalėdų senelio. Ir vienas sako, aš labai norėčiau gauti automobilį. O mergaitė sako, aš norėčiau gauti lėlę. Dar trečias sako, aš tai norėčiau gauti traukinį. Ketvirtas, jis savo galvojo, aš tai norėčiau, taip lyg nedrįsdamas pasakyti, aš sako, norėčiau gauti Jėzų. Aš norėčiau gauti Jėzų. Ir tada visi suaugę aplinkui nutilo, nuščiuvo. Tai buvo netikėta. Aš norėčiau per Kalėdas gauti Jėzų. Šitie žodžiai, tai buvo Kalėdų malonė. Šitie žodžiai iš tiesų mums per vaiką kalba svarbiausius dalykus, juk dažnai vaikas savo tyrom akim, savo tyra širdim, savo troškimais, jis yra kaip angelas, mums pasako suaugusiems labai dieviškus dalykus. Kalėdos, kurios čia pat. Ar aš noriu gauti Jėzų? Ar aš noriu priimti Jėzų kaip didžiausią dovaną į savo gyvenimą? Broli, sesė, galim paskaičiuoti, kiek jau metų aš švenčiu Kristaus gimimą. Kiekvienais metais vis tą išgyvenu, esu kviečiamas ir ar aš priėmiau Jėzų į savo širdį, į savo gyvenimą. Kas trukdo, kodėl jis dar nėra mano gyvenimo centre, kodėl dar jo karalystė neatėjo, nelaimina, nešventina mano minčių, mano žodžių, mano darbų. Skaičiau anądien pirmojo katedros klebono monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laišką iš tremties. Galim įsivaizduoti iš tremties, tai buvo 1958 metai. Ir kaip jis taip švelniai kalba apie savo padėtį, sakydamas, čia viskas labai gerai, visos sąlygos būti žmogumi. Yra aplinka, yra laiko, turiu labai daug laisvės, yra knygų. Ir mano lūpose, sako, dabar tik yra vienintelė malda, kad aš mokėčiau priimti dabartinę savo gyvenimo sąlygas ir būti žmogumi. Būti žmogumi. Mes šiandien švenčiame Kalėdų žinią. Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, jog jis atidavė savo vienatinį sūnų. Dievas, kuris patikėjo savo sūnų tau, žmogui. Argi tai yra nestebuklas? Dievas pasitikė tavimi. Leiskime, kad Dievas vienytųsi su mano prigimtim, mano žmogiškumu, kad jis keliautų su manim ir mes leiskimės šitoje tikėjimo kelionėje. Ten, kur yra abipusis susitikimas, ten, kur yra atvirumas vienas kitam, ten, kur aš turiu laiko kitam, ten ir Dievas yra šalia. Ir štai šitą laiką mes ypatingai melskime tos malonės žvelgti į Mariją. Marija, kuri pastebi, kuri dėmesi visus dalykus, kuri saugo savo širdyje ir kuri skuba pagelbėti, skuba link kito, skuba, kad dalintųsi gyvenimu ir gerąją naujieną. Galim atkreipdėmėsi į Elzbietą, kuri moka priimti kitą ir kitame įžiūrėti patį Dievą. Per kitą prisiartina Dievas prie manęs. Jeigu aš nenorėsiu susitikti su kitu, tai aš niekada nesusitiksiu ir pačio viešpaties. Jeigu aš neieškosiu susitikimo su juo, nesusitiksiu ir su pačiu viešpačiu. Broliai, sesės, nuoširdžiai linkiu jums kiekvienam, kad šis Kalėdų laikas, ši Kalėdų žinia dar labiau atvertų jums jūsų širdis kelią mylinčiam Dievui. Dievui, kuriam svarbus yra jūsų gyvenimas. Labai linkiu, kad mes šitame laike išmoktume dalintis to, ko esam. Dievas nori pas mus kiekvieną ateiti, bet nori, kad mes visi kartu gyventume kaip bendruomenė. Ir tik kaip bendruomenė, kai mes kartu keliaujam, kai mes pastebim
tą, kuris silpnas, tam, kuriam reikia pagalbos. Kalėdos yra ten, kur mes nušluostom ašarą nuo vaiko akių. Kalėdos yra ten, kur mes dalinamės tai, ką turim, tai, ką per Advento laiką išgyvenom. Kalėdos yra ten, kur mes savo pastangom išstumėm skurdą, kad mes turėtume bent jau pritekliaus įprastai gyventi. Melskimės vieni už kitus, broliai sesės. Melskimės tie, kurie čia mes esam katedros bendruomenė. Melskimės tie, kurie mes tarnaujam šioje bendruomenėje. Melskimės už tuos, kurie ateina čia į katedrą. Ir kad mes visi atrastume Dievą. Dievą, kuris pirmas eina ieškoti mūsų. Dievas, kuris yra Emanuelis. Šiais metais mes įžengsime į jubiliejinius metus. Te būna tai irgi ypatingas laikas. Jubiliejinių metų tas šūkis viltis neapgauna. Taigi viltis, mūsų viltis te būna įsišaknyjusi Dievo žodyje. Kaip mes skaitome šventajame rašte, dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis. Štai kas išlieka amžiams, pats Dievo žodis, ta Dievo meilė, tas Emanuelis, kuris yra su mumis. Net ir jūs, broli sesė, kurie esat vieniši, kurie galbūt patyrėte šiuo laiku savo artimų žmonių netekties, kurie galbūt neturit su kuo švęsti, gal net neturite namų. Labai linkiu, kad iš širdies kvieskit Jėzų, sakykit, ateik Jėzau, man reikia tavęs, man reikia, kad tu būtum mano gyvenimo centras, kad tu būtum mano gyvenimo kelias ir tiesa. Palaimintų šventų Kalėdų ir jubiliejinių metų.